Sveiki visi! Šiandien aptarsime, nuo ko prasidėjo naujų skaitmeninių valiutų vadinamų kriptovaliutomis era ir kaip prie to prisidėjo mūsų anksčiau aptarti kriptografiniai algoritmai. Tam, kad nepasimestume, pradėkime nuo keletų sąvokų, kurias vartosime šioje temoje. Paskirstieji duomenys. Tai tokia sandorių duomenų bazė, kuri nėra saugoma centrinėje sistemoje, bet yra paskirsta per daugelio kompiuterių tinklą. Dažniausiai visi tinklo nariai gali pasiekti ten saugomą informaciją, o turintys leidimą gali ir ją papildyti. Paskirstytųjų duomenų technologija – tai tam tikrų nuosavybės teisių, pavyzdžiui pinigus arba turtą, registravimo metodas. Dažniausiai naudojama paskirstytųjų duomenų technologija yra blokų grandinė. Ji taip vadinama todėl, kad sandoriai yra sugrupuojami į blokus, o šie chronologinė tvarka sujungti vienas su kitu naudojant kriptografinius algoritmus. Šios technologijos pagalba buvo sukurtos kriptovaliutos. Tai skaitmeninė valiuta, kuri leidžia anonimiškai atlikti internetinius mokėjimus tiesiogiai tarp vartotojų, nesinaudojant bankais bei kitais papildomais tarpininkais. Kad būtų aiškiau, kodėl būtent blokų grandinės technologija paskatino kriptovaliutų atsiradimą, aptarkime jos savybės. Visų pirma, ji yra saugi, nes visi įrašai yra užšifruojami naudojant kriptografinius algoritmus. Taip pat, ji garantuoja visišką anonimiškumą, nes vienintelė informacija, kurią mato kiti tinklo dalyviai, yra tavo viešasis raktas. Kiekvienas sandoris turi savo laiko žymą, todėl lengvai galima atsekti jų chronologinę seką. Taip pat, visi tinklo dalyviai turi pilną blokų grandinės kopiją, kurioje yra visi sandoriai nuo pat blokų grandinės sukūrimo pradžios. Visi vienbalsiai sutarė dėl blokų grandinės įrašų patikimumo ir taip pat kiekvienas įrašas, kuris yra įtraukiamas į blokų grandinę, negali būti keičiamas, todėl ji yra nekintanti. Galiausiai, blokų grandinė gali būti programuojama, naudojant išmaniuosius kontraktus, apie kuriuos pakalbėsime kiek vėliau. Viskas prasidėjo 2008 m. spalio 31 d. kai žmogus arba žmonių grupė, naudodama Satoshi Nakamoto slapyvardį, išleido straipsnį, kuriame pristatė bitkoino konceptą. Idėja, kad žmonės gali anonimiškai, saugiai, be jokio tarpininko atlikti internetinius mokėjimus. Praėjus kiek daugiau nei porai mėnesių, 2009 m. sausio 3 d. bitkoino atviro kodo programinė įranga buvo paskelbta viešai ir pradėta naudoti. Praėjus beveik 1,5 metų nuo bitkoino kriptovaliutos sukūrimo, 2010 m. gegužės 22 d. buvo atliktas pirmas mokėjimas naudojant bitkoinus. Už 10 000 bitkoinų buvo nupirktos 2 Papa John picos. Tai yra brangiausios kad nors nupirktos picos pasaulyje. Šiuo metu tiek bitkoinų būtų verta kiek daugiau nei 400 milijonų $. Panagrinėkime, kaip inicijuojamas atsiskaitimas kriptovaliuta. Iš pradžių siuntėjas sugeneruoja mokėjimo tekstą, kuris yra pasirašomas skaitmeniniu parašu. Tai vyksta naudojant siuntėjo privatų raktą kartu su mūsų jau anksčiau aptartu asimetrinio šifravimo algoritmu. Taip yra sugeneruojamas pasirašytas mokėjimas. Tuomet jis yra pradedamas transliuoti visiems blokų grandinės tinklo dalyviams. Blokų grandinėje yra specialūs nariai vadinami kasėjais. Jie užtikrina kriptovaliutų mokėjimo patikimumą, naudodami savo kompiuterinius resursus ir už tai yra apdovanojami tam tikrų kiekių kriptovaliutos. Kasėjas, išgirdęs apie naują mokėjimą, iš pradžių patikrina jo validumą, naudodamas siuntėjo viešą raktą ir parašo tikrinimo algoritmą. Jei viskas atitinka, tuomet mokėjimas būna priimtas ir yra įtraukiamas į bloką. Tačiau, jei randama kažkokių neatitikimų, kaip pavyzdžiui, nepakankamas lėšų kiekis ar neatikimas tarp mokėjimo teksto ir pasirašyto mokėjimo teksto, tai sandoris yra atmetamas. Apžvelkime vieną konkretų pavyzdį, kuriame naudosime įsivaizduojamą lito kriptovaliutą. Siuntėjas Ąžuolas nori nusiųsti savo broliui Beržui 10 lito monetų. Jis naudodamas savo privatų raktą, kuris yra 4 bitų ilgio, su asimetrinio šifravimo algoritmo pagalba pasirašo šį mokėjimą. Tokiu būdu yra sugeneruojamas mokėjimas su 16 bitų ilgio virtualiu parašu. Šis sandoris yra transliuojamas visiems blokų grandinės tinklo nariams. Kasėjai, išgirdę šį mokėjimą, bando jį patikrinti naudodami Ąžuolo 8 bitų ilgio viešą raktą bei parašo tikrinimo algoritmą. Jei mokėjimas praeina šį patikrinimą, jis yra priimamas ir taip yra įtraukiamas į bloką. Pakalbėkime apie kiekvieno bloko sudedamąsias dalis. Kiekvienas blokas, išskyrus patį pirmąjį, turi ankstesnio bloko maišos vertę, tarsi savo antraštę. Bloko viduje eilės tvarka yra išrikiuoti pasirašyti mokėjimai nuo pirmo iki paskutinio. Tam, kad žinotume, jog kiekvienas blokas yra patikimas, jis turi turėti darbo įrodymo vertę. Tai yra skaičius, kurį prirašę bloko gale ir praleidę visą bloko informaciją per maišos funkciją, gautume vertę, kuri prasidėtų su tam tikru fiksuotu kiekiu 0. Kai ši vertė yra surandama,
Bloko viršuje yra įtraukiama papildoma eilutė, kuri bloko kūrėjui suteikia fiksuoto dydžio atlygį. Panagrinėkime vieną pavyzdinį bloką. Jo antraštė yra ankstesnio bloko 32 bitų ilgio maišos vertė, kuri prasideda lygiai 10 0. Toliau bloko viduje galima išvysti visus eilės tvarka išdėstytus pasirašytus sandorius su jam kiekvienam priskirtu unikaliu numeriu. Nulinis sandoris yra Uosio 20 lito monetų mokėjimas Drebuliui. Pirmasis sandoris Ąžuolo 10 lito monetų mokėjimas Beržui. Antrasis sandoris Eglės 50 lito monetų mokėjimas Žilvinui ir paskutinis sandoris šiame bloke yra Beržo 30 lito monetų mokėjimas Uosiui. Į šį bloką sutalpinti 2400 sandorių neatsitiktinai, nes maždaug tiek įrašų telpa į vieną bitkoino bloką. Kai visos sandoriams skirtos vietos yra užpildomas, tam, kad būtų galima patvirtinti šio bloko patikimumą, kasėjai pradeda ieškoti tokios vertės, kurią įrašius bloko pabaigoje, viso bloko maišos vertė prasidėtų lygiai 10 0. Kadangi maišos funkcijos viena iš savybių yra tai, jog ji yra visiškai atsitiktinė, nėra nieko geresnio, nei tiesiog spėlioti skaičius. Tol, kol atspėjai. Pirmasis kasėjas, kuris suranda šią vertę, tampa bloko kūrėju ir gauna 10 lito monetų atlygį už atliktą darbą. Dar kartą apžvelgime, kaip visą tai atrodo blokų grandinės kontekste. Blokas savo antraštės vietoje turi ankstesnio bloko maišos vertę, kuris savo pradžioje turi 10 0. Kai užsipildo visos sandoriams skirtos vietos, kasėjai pradeda ieškoti darbo įrodymą patvirtinančios vertės, su kuria mūsų blokas įgautų maišos vertę, kuri prasidėtų 10 0. Bitkoino atveju yra naudojama SHA-256 maišos funkcija ir kiekvieno bloko maišos vertė turi savo pradžioje turėti nuo 17 iki 19 0. Šis dydis nėra pastovus, nes kasimo sunkumas yra parenkamas taip, kad vieno bloko maišos vertę visam kasėjų tinklui užtruktų surasti apytiksliai 10 minučių. Kai vienam iš kasėjų pavyksta rasti šią vertę, jis tampa bloko kūrėju ir gauna atlygį. Bitkoinui tik atsiradus, šis atlygis buvo 50 bitkoinų, tačiau jis sumažėja per pusę kas 210 000 blokų. Šiuo metu ši vertė yra 6,25 bitkoino. Kadangi ši vertė geometriškai mažėja, niekada nebus daugiau nei 21 milijono bitkoinų. Šio bloko maišos vertė tampa naujo bloko antraštė. Ir šį bloką pradedami įrašinėti mokėjimai tol, kol jis prisipildo. Tada vėl kasėjai ieško darbo įrodymą patvirtinančios vertės. Laimingasis kasėjas, kuris randa vertę su reikiamu kiekiu 0, tampa bloko kūrėju. Ir šis ciklas taip kartojasi be galo. Augant blokų grandiniai, gali nutikti tokia situacija, jog praktiškai vienu metu du skirtingi kasėjai ras dviejų skirtingų blokų darbo įrodymą patvirtinančias vertės ir ištransliuos šios blokus kitiems tinklo nariams. Tai blokų grandinėje atsiras išsišakojimas. Tinklo nariai nežino, kuris iš dviejų naujų blokų yra patikimesnis, kadangi jie abu turi darbo įrodymą patvirtinančias vertes. Šie blokai nėra iš karto įtraukiami į nekintančią blokų grandinę. Tam tikro laiko tarpą yra laukiama ir klausomasi kasėjų siunčiamų naujų blokų signalų bei stebima, kuri iš atšakų sparčiau auga. Ta, kuri greičiau ilgėja, yra laikoma patikima atšaka ir yra įtraukiama į nekintančią blokų grandinę, o kita atšaka yra atmetama. Pagrindinės bitkoino idėjos yra šios. Kiekvienas sandoris yra pasirašomas skaitmeniniu parašu, todėl yra visiškai saugus, jei pirkėjas niekam neatskleidžia savo privataus rakto. Kiekvienas sandoris yra patvirtinamas tik tuomet, kai kasėjai randa darbo įrodymą patvirtinančią vertę. Kadangi šiai vertei rasti reikalingi milžiniški resursai, tai patikima blokų grandinė yra laikoma ta grandinė, kuri yra ilgiausia visame tinkle, nes jai yra įdėta daugiausiai kasėjų darbo. Kad būtų galima atlikti nelegalius sandorius, reikėtų turėti daugiau nei 50% visos bitkoino blokų grandinės tinklo kompiuterinių resursų, o tai praktiškai yra neįmanoma. Todėl ši technologija yra laikoma itin saugia. Už saugumo palaikymą ir kompiuterinių resursų panaudojimą kasėjai yra apdovanojami bitkoino monetomis. Kadangi tai yra vienintelis būdas, kai bitkoinai atsiranda, todėl galima teigti, jog pati blokų grandinės technologija suteikia kriptovaliutai vertę. Pagrindiniai kriptovaliutų privalumai prieš standartinės valiutas yra tai, kad mokėjimai gali vykti tiesiogiai tarp dviejų žmonių, nedalyvaujant jokiam tarpininkui. Atliekamų mokėjimų greitis taip pat nepriklauso nuo to, kurioje pasaulio vietoje yra sandorių dalyviai, o tai leidžia greitai atlikti tarptautinius pavedimus ir visą tai yra atliekama pilnai išsaugant kiekvieno vartotojo anonimiškumą. Nes vienintelis dalykas, kurį kiti tinklo dalyviai gali matyti tau atlikus sandorį, yra tik tavo bitkoino adresas, kuris yra sugeneruojamas viešą raktą perleidžiant per keletą skirtingų maišos funkcijų. Taigi, aptarėme, kaip veikia kriptovaliutos,
O tam, kad paaiškėtų, ar viskas tikrai yra iki galo aišku, atlikite Moodle platformoje esantį klausimyną apie Bitcoiną. Iki greito!